Sveiki. Čia vieną dieną išmetė TikTok'e vyrukas toksai kalba, žinai. Toksai vyrukas jau daug ką matęs. Jaučiu jam kiek... Tiksliai nežinau, žinai, kartais ta išvaizda apgaulinga 40, 50, gal virš 50, bet gyvai normaliai atrodo. Barzdikė tokia stiliova užsiauginęs, tokia su druska ir pipirai, žinai. Sako, lietuvis. Sako, taip sėdė jisai, žinai. Sako, jaučiu reikia pabadauti, jaučiu babadausiu, žinai. Sako, tai čia paskauda, tai čia paskauda, žinai, tai tas. Nu, aš galvoju, žinai, ką aš galvoju apie badavimą. Vien tas žodis, žinai, badavimas, badauti, nevalgyti, kentėti, būti be maisto, nekramtyti, žinai, sotumo nejausti, skonio nejausti, žinai, aromato nejausti. Badauti visas lygos. Reikia, bet ir aš supratau, jisai tokios patirties daug neturi, žinai, kas yra maistas, kas yra badavimas ir taip toliau ir panašiai. Vien tas žodis badauti, badavimas, kentėti, žinai, blemba, nesąmonės yra iš tikrųjų. Mane tai biški erzina, žinai, kai žmonės taip, žinai, kenčia. Reikia nebadauti, reikia valgyti iki pasitenkinimo, kiek nori, tiek valgai, bet reikia žinoti, ką valgyti. Reikia patirti tą kitą pusę, jau užtenka, mes patyrėm tą lietuvišką maistą tokį ilgai, žinai, patyrėme mes jau tą, kas lietuviškas maistas yra. Labai sunkus, labai sunkiai virškinasi, labai žemos energijos. Nu tai dėl to ir sergame mes, žinai, dėl to skauda ir ten. Ir užtenka jau, nu kiek gali, jau visko, internetas, platybės, viskas. Netgi lietuviškai pilna informacijos yra, ką valgyti, kad jaustumės geriau, žinai. Aš jau nesirgu nuo 12 metų. Jokių vaistų negeriu nuo 12 metų. Ir nesirgu ir puikiai jaučiuosi. O problemų buvo tai, vienu momentu tai, wow. Ir badavimas, badauti gali, bet reikia stipriai žinoti, kas yra kas, kaip badauti, kiek badauti, kur badauti, ką valgyti, ką nevalgyti, ką gerti, ką negerti. Kartais galima, žinai, bet reikia žinoti daug, reikia būti vos ne profu, badauti, žinai. O aš patarčiau tam vyrukui valgyti augalinį maistą. Arba jeigu sunku atsikratyti mėsos, kuo mažiau mėsos. Ten žuvies, žinai, gali pavalgyti, kiaušinių. Kuo mažiau, žinai, mėsos ir karvės pieno produktų, kuo mažiau. Ir pamatysi tau, už mėnesio laiko tu net pažinsi savęs, žinai. Ir už 2 mėnesių tu iš viso, tu šauksi kai raketa. Ir ką pastebėjau, sakau, kas čia burzgia. Čia dėmesį mano nukreipinėja. Tai va, kuo daugiau augalinio maisto, pilna yra receptų internete, o jeigu angliškai kalbi, tai iš viso pilnas YouTube'as, lietuviškai pilna taisyklės su augaliniu maistu.
kai ten, žinai, jau visą gyvenimą lietuvišką maistą valgom, taisyklės su augaliniu. Aš irgi pertrauksiu save. Aš irgi valgiau mėsą, aš užaugau ant mėsos, grietinės sviesto ir pieno produktų, ir vištieną, kiaulieną, ten bla bla bla. Aš užaugau ant to ir jau nuo 12 metų jau nebevalgau mėsos, žinai. Bet aš dar kartą pertrauksiu save. Aš nesakau, ką to valgyti, mes kiekvienas turim laisvą valią, žinai, bet aš tik kalbu iš savo patirties. Tai va, taisyklė yra su augaliniu maistu valgyti kuo daugiau, kiek nori, kada nori ir iki pasitenkinimo. Labai daug vaisių, kiek nori iki pasitenkinimo, kada nori, ir kad būtų saldus vaisiai saldus. O virtas maistas, ryžiai, bulvės, ten visos daržovės, visa kita, vis tokie, kiek nori, tiek valgai. Prieskonių pilna, skonių pilna, visko pilna. Ir už mėnesį, už 2 mėnesių skrisi su dideliais sparnais ir užmirši, kas yra ligos. Ir keletą įrašų padariau iš tikrųjų, kaip ligų atsikratyti, irgi, jeigu įdomu paklausyk, tai YouTube arba čia TikTok'e. Tai va, badauti reikia žinoti, ką daryti, kas yra badavimas. Čia tai patampys, kai 40-50 metų ant lietuviško maisto užaugęs pabadauk. Tai patampys tave, kad wow. Tai va, visiems geros dienos, pasimatysim labai greit. Čiau.